daug dabar žmonių papuolė į tų liūdnų, destruktyvių, pilnų baimės minčių lauką. Ir daugam atrodo, kad yra liūdna, baisu, kažkokie nerimai aplanko. Tai tiesiog pasistengti nekristi į tai, pasiduoti joms, o tiesiog savęs giliau paklausti, ar iš tikrųjų man liūdna, gal net paanalizuoti, ar tikrai yra priežastis, dėl ko liūdžiu, ar tik tai aš esu įsitikinęs, kad liūdžiu, ar tikrai yra dėl ko nerimauti, nes dažniausiai tai net niekas gyvenime nepasikeitė ir nepakito ir nerimo priežasčių nėra. Tiesiog stebėti, iš kur ateina tos destruktyvios mintys ir kodėl aš joms pasiduodu. Nes gal iš tikrųjų tai niekas nevyksta taip, tai tiesiog pasistengti išeiti iš to lauko.